Filipas Udakas pabėgo į priekį vienas prieš vartininką ir pelnė. Dar vienas išpuolis galimybė. Vakar jis taip pat pelnė dar apie pusantros minutės. Turi jie, Vančerenko, jo sirgalių palaikymui. Vakar tikrai buvo geras žiūrovų įsitraukimas ir palaikymas, gera emocija. Na, aišku, ir pačios rungtynės klostys ramu. Žiūrėsime, ar tai yra tyla prieš audrą, galimybė varžovams. Dar vienas šansas apskritai šis savaitgalis rungtynių kiekių gan kuklus. Vakar šios komandos žaidė, šiandien šios komandos Senko, Nazaras Ružnikovas, Matas Čyvas. Vyno mieste rungtyniavo Čekijoje viename iš teko žaisti svečiams. Čia jau sumaištis. Prie Sergejaus Pisarenko ginamų vartų, Ružnikovas ten dalyvauja Berzinis. Grybauskas, viena iš komandų, dabar pasileidžia į priekį švieslentėje ties Rygos komandos įvarčių kiekiu. Polis. Polis. Ukrainietis. Gusevas, geras perdavimas, 1-0. Denisas Vančerenko. Geras perdavimas, 1-0. Denisas Vančerenko. Vilevičius. Jo perdavimas Filipas Udakas. Atkarpa 5 pergalės iškovoti prieš Energiją buvo pralaimėta. Ir galimybė sėkmingai susidėliojus situacijai kauniečiams. Balansas išlaikytas, Aivaras Benčius, 2-0. Ir galimybė sėkmingai susidėliojus. Išlaikytas Aivaras Benčius, 2-0. Iki tol per sužaistas rungtynes to padaryti nepavyko. Mažiau nei 20 sekundžių ir 3-0. 0 praleistų įvarčių. Pirmas toks Kauno City komandos pasirodė. Dar turės, manau, galimybių mažinti savo atsilikimą ir ką gali